Mindaugo Murzos Gervaldo ir grafienės Zlatos Rap de Kalmar Stroganovos sąjunga. Jų sąjunga paremta vieningos baltosios Europos idėjos, tradicijų atgimimo, didžiosios garbingos protėvių praeities pagrindu. Arijų kraujo atstovų sąjunga, kuri įkūnija savyje garbę, kilnumą, sąžiningumą, narsą ir ištikimybę. Būtent šios savybės buvo paveldimos iš kartos į kartą per daugelį amžių aristokratų giminėse. Mano žodis tvirtas. Žanas Rapas. Grafienė Zlata Rap de Kalmar Stroganova. Kilusi iš senos vokiečių prancūzų giminės. Tiesioginių jos protėvių yra Napoleono Bonaparto generolas adjutantas ir Prancūzijos peras grafas Žanas Rapas de Kalmaras. Žanas Rapas buvo garbės legiono ordino kavalierius, Prancūzijos karaliaus Liudviko XVIII pirmasis kamerheras. Žanas Rapas 14 metų ištikimai tarnavo Napoleonui Bonapartui ir buvo ištikimas didžiajam karvedžiui net ir po jo nuvertimo nuo sosto. Rizikuodamas savąją gyvybę, ne kartą gelbėjo savo imperatoriaus Napoleono gyvybę. Drąsa, narsa ir ištikimybė jam nebuvo lygių. Ne veltui už savo žygdarbius jis buvo pramintas be baimių. Grafienės Zlatos Rap de Kalmar Stroganovos protėviai taipogi yra Holštein-Gottorf Romanovų dinastijos atstovai, kurie buvo giminingi visos Rusijos imperatoriui. Jos prosenelis pasižymėjo per istorinį Plevnos mūšį. Kovinės užduoties vykdymo metu jis pademonstravo neeilinį atkaklumą, drąsą, vyriškumą, nepaisant kovos dramatizmo ir priešo karinių sugebėjimų. Ant paminklo Plevnos didvyriams yra iškaltas ir jo vardas. Zlata Rapova žinoma rusė žurnalistė, politologė, rašytoja ir poetė. Rašytojo Michailo Rapovo anūkė, istoriko Olego Rapovo ir Galinos Rapovos Stroganovos duktė. 1991 metais baigė Maskvos valstybinį Michailo Lomonosovo universitetą, istorijos fakultetą ir tapo diplomuota istorikė. Po to Maskvos valstybinėme Michailo Lomonosovo universitete su pagirimu baigė aspirantūrą. Praktikavosi valstybės dūmoje ir generalinėje prokuratūroje. Nuo 1991 metų dirbo žurnale Domostroj, Politika bei valstybinėje televizijoje ir radijoje. Nuo 1995 laikraščio Krečit vyriausiąja redaktorė. Nuo 1992 metų dirba pedagoginį darbą. Daugiau nei 300 mokslinių, mokslo populiarinimo ir publicistinių straipsnių bei 9 knygų autorė. Meno sąjungos prezidentė, laikraščio Šiuolaikinė literatūra vyriausioji redaktorė, gavusi visą eilę apdovanojimų
tarp kurių auksinė Rusios plunksna, Sergejaus Jesenino medalis už ištikimybę Rusijos kultūros ir literatūros tradicijoms, Sergejaus Jesenino auksinis ženklas, laureato auksinis ženklas, pirmojo laipsnio mecenato garbės ženklas. Mindaugas Murza Gervaldas. Mindaugas Murza Gervaldas, kilęs iš Tarybų sąjungos valdžios represijas patyrusio ūkininko Karolio Murzos šeimos, kuri 10 metų buvo ištremta į Sibirą. Mindaugo senelis iš motinos pusės, Adolfas Liubauskas, būdamas Lietuvos patriotu, NKVD tardytojams atsisakė išduoti Lietuvos partizanus. Todėl po kankinamų tardymų mirė. Mindaugo mama ir brolis liko be tėvo. Mindaugo Murzos Gervaldo protėviai garbingai tarnavo Lietuvos valstybei nuo senų laikų. Jo prosenelis žuvo 1916 metais Pirmojo pasaulinio karo metu. Šis faktas yra jungiamoji Mindaugo Murzos Gervaldo ir grafienės Zlatos Rapovos de Kalmar Stroganovos biografijų sutapimo grandis. Zlatos Rapovos de Kalmar Stroganovos prosenelis taip pat žuvo Pirmojo pasaulinio karo metu. 1914 Galicijos fronte pakėlė savo pulką į lemiamą ataką. 14 kartų jis buvo sužeistas, bet nepasidavė ir žuvo. Mindaugo Murzos protėviai dalyvavo Lietuvai lemtingame Žalgirio mūšyje. Mindaugas Murza Gervaldas, ryškus, charizmatiškas Lietuvos politikas, partijos Lietuvių tautos sąjunga vadovas. Būdamas 16, jis įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą, nes buvo savo atgimstančios tėvynės patriotas. 1996 Mindaugas Murza Gervaldas su savo bendraminčiais subūrė Lietuvos nacionalinės vienybės sąjungą, kuri padėjo pamatus tolesniai jo karjerai. Vėliau ši visuomeninė organizacija susivienijo su Lietuvos nacionaldemokratų partija, kuriai Mindaugas Murza Gervaldas pradėjo vadovauti 2002 metais. 2003–2007 metais jis buvo nacionaldarbininkų frakcijos vadovu Šiaulių miesto savivaldybės taryboje. Pagrindinis jų tikslas – ištikimybė kilnioms tradicijoms, prigimtiniai protėvių religijai, didžiosios istorijos atgimimas ir tąsa. Jų pažintis įvyko siekiant bendro tikslo – dvasinio, ekonominio Europos suklestėjimo, jos išvadavimo nuo svetimybių, šiuolaikinės visuomenės ydų, todėl ši dviejų žmonių sąjunga gimė vardan baltosios Europos sustiprinimo idėjos, garbės ir teisingumo gynimo. Iš esmės tai galima pavadinti aristokratų sąjunga.